Čia pirmiausia yra bendruomenė ir žmonės norintys stumti savo ribas, pasigrūdinti, patirti šalčio ir karščio naudas. Ką patartumėt tokiam žmogui kaip aš, kuris jaučiasi kaip ir neblogai, bet nori kažko gyvenime dar daugiau išbandyti? Spėju, kad čia pirtis, tiesa, pamiršau pagirti, labai gražus tie logotipai. Ir žinau, koks tai yra gėris, tiek fiziškai, tiek dvasiškai, tai aš noriu tuo gėriu pasidalinti su žmonėmis. Įranga puikiai, lengvai valdoma, galime valdyti tiek nuotoliu, tiek ir vietoje. Mes prie Nemuno užaugę, mylim savo miestą Kauną, nieks tikriausiai neužpyks, Kaunas, Lietuvos širdis. Tai atvykome į Kauną, į sauną 77, pas jos steigėjus, įkūrėjus. Mums kaip įmonė Djusta labai smagu, kad stovi mūsų gaminiai. Tai einam pasikalbėsim su vyručiais, pažiūrėsim, ką jie papasakos ir supažindysim su šia nuostabia vieta. Aš nežinau, oras nedžiugina, kaip čia suprast. Mums blogo oro nėra. Malonu matyti. Sveiki. Čia pas mus saunos erdvėje blogas oras neegzistuoja. Tai turim tiek ir karštį, tiek ir šaltį, tai esam pasiruošę bet kokiom oro sąlygom. Geras. Tai matot, lyja, aš visas šlapės iki praktiškai apatinių, bet stoviu ir atrodo, kad man šilta, ne? Tai noriu supažindinti pirmiausia. Čia yra Lukas, čia yra Edas ir jie bendrai įkūrė šitą nuostabią erdvę. Nu ar paklausim, tai vyrai, kokia mintis buvo? Čia pasipirtinti, alaus pagerti, čipsų pavalgyti, kebabai? Mintis buvo ir yra tokia, kad sukurti erdvę tiems žmonėms, kurie nori atsistatyti, sąmoningai pabėgti nuo savo rutinos ir šiek tiek pailsėti, naudodami karščio ir šalčio naudas ir kontrasto terapiją. Tai per tokios mūsų per pirtį, kubilus jūsų pagamintus turime galimybę padovanoti žmonėms gerą ir kokybišką atsistatymą. Geras, žiauriai fainai skamba. Tai karštį išgaunat pirtį, taip? Tikrai taip. Geras. Šildomės pirtyse, o šaldomės lauko dušuose, šalčio kubiluose bei lauke, kai šalta. Okay. O tai dabar gaunasi, kad žmonės ateina kada nori, visada trakinta, kaitinasi, nieks jų nekontroliuoja, bėga šalta, bėga karšta. Kaip yra iš tikrųjų? Ne, tai mes leidžiame laikus, kuomet vyksta atsistatymo sesijas, tai teikiam paslaugą, atsistatymo paslaugą. Tai numatom savaitės laiką, paleidžiam laikus ir su mūsų vedliais, mes jos vadinam facilitatoriais, gali žmonės susirezervuoti laiką ir savo vietą atsistatymui. Visą laiką galvoj buvo toks jausmas, kad nėra kažko tokio, kur galima nueiti, atsistatyti greitai, kokybiškai ir pabėgti nuo tos kasdienės rutinos. Tai pirmiausiai tai kažkaip man asmeniškai tai buvo, kad dėl savęs norėjos kažką tokio padaryti. Tai ir su Luku kalbėjom kažkada, kad sėdim ir sakom, Lukas iš tikrųjų sako, aš visą laiką nešiaus tą mintį galvoj, bet niekaip neprisiverčiau to padaryti. Tai Lukas ir paskatino tą visą mintį, žodžiu, ir įgyvendinom kažkaip greitai, kokybiškai, su jūsų pagalba. Tai dar tik tai trumpai pridėsiu, kadangi nėra tokios erdvės ir patys tikrai, Edas neleisiu meluot, labai aktyviai sportuojam ir visada tas kūnas yra užsirūgštinęs, tai turim privačiai tokių įvairių dalykų ir norėjom tą kurti bendruomenę ir turim aplink save daug žmonių, kurie irgi aktyviai sportuoja ar nori atsistatyti ir biškį pakelti save į kitą lygį. Tai tiesiog daug ir keliavom ir patys turim ir norėjom tai išleisti į viešumą, komerciniai veiklai. Geras. Tai man atrodo, kad Lietuvoje nėra analogo, ne? Kol kas tikrai, jūs esat vieninteliai, sauna 77.
Norėčiau taip tikėti, bet jo, taip, Lyg tai, kad nėra. Yra panašių žmonių ir tikrai yra. Net tai pirčių yra, šaltųjų ledo vonių yra, bet vat, kad būtų vienas ir kad koncepcija to kontrasto, atsistatymo, tai manau, kad... Dar man neteko matyti, kad vestų kažkas taip, nes mes ne tik vedam kontrastą per karštį šaltį, bet yra dalis, kur valandą laiko sąmoningai ir bandom atstatyti ir protą. Tai labai kviečiam visus su facilitatorių pagalba pailsinti smegenis. Okay. Tai norėčiau tikėti, kad analogų nėra, bet kontrasto terapija ir šaltis ir karštis yra plačiai paplitęs. O kas, dėl ko sugalvojot sauną, pavadinimą reikšmę suprantu, dėl ko 77? Čia šalčio tiek darot ledo vonioj? Aš esu tikėtojas į įvairius tokius dalykus ir man skaičių magija lydi mane visą gyvenimą, tai pirtis, daug skaitom apie tai, apie naudas pirčių, ledo vonių ir kažkaip tas 7 visur šmežuoja, tai pirtis nuo 70 iki 80 laipsnių turi didžiausią naudą, kubilai nuo 7 iki 12 laipsnių, tai kažkaip 7, daug tokių visokių mažų reikšmių ir nežinau, tie laimingi skaičiai, kuriuos tikim, kad bus sėkmingi. Einam pasižiūrėti, ką mes turim jau pas jūs pagaminta. Man tai žinot, kas yra labai įdomu, kad aš esu svečiuose, bet jaučiuosi kaip namuose, nes stovi mūsų gamintos ledo vonios ir kaip suprantu, kokią temperatūrą laiko įprastai jūsų klientams? Dažniausiai būna nuo 8 iki 12. Okay. Nebent turim labai patyrusių šalčio mėgėjų, tada pašaldom ir šalčiau į 6. Okay. O dabar man labai smalsus dalykas, aš pats norėčiau pradėti propaguoti, kaip ir bijau, ir aš taip galvoju, kad nesu aš vienas toks Lietuvoje. Ir ką patartumėt tokiam žmogui kaip aš, kuris jaučiasi kaip ir neblogai, bet nori kažko gyvenime dar daugiau išbandyti. Ir aš girdėjęs, kad mažina ten vidinius uždegimus ir kad šaltas vanduo yra iš principo sveikas dalykas. Tai pradedant mėgautis to šalto vonę, nuo ko reikėtų pradėti? Pirmiausia, tai reikia pradėti nuo noro. Faktas, tai noras pasigrūdinti, noras gauti šalčio teikiamas naudas, jų yra begalė ir įvairių, bet reikėtų stengtis tą daryti labai sąmoningai ir idealiausiu atveju, bent jau man asmeniškai, geriausia, kai tą veda kažkas kitas jau patyręs ar sertifikuotas kvėpavimo meistras ar Wim Hofo praktikantas ar tiesiog mūsų facilitatoriai, kur tą šaltį padaro gal mažiau stingdantį ar šaltą, kuomet naudojamas yra pirtis, kuomet kūnai yra įšilę. Tai yra įvairių galimybių prisijaukinti tą šaltį, bet mano manimu tai reikia pradėti gana lėtai ir kad kūnas pradėtų po truputį įprasti. Okay. Pridursiu irgi, kad aš irgi propaguoju jau gan senai tą šaltą ledą, lipu jau gal kokie 4 metai. Laukiu tos žiemos, namuose irgi turiu pasidaręs tą vonę nusipirkęs, tai iš tikrųjų klausėt, kaip pradėti, tai tų priežasčių visada randi atsikėlęs ryte, kad, kam tau čia reikia? Kaip nepradėti priežasčių? Ką tu čia dabar savo nori įrodyti, bet iš tikrųjų, tai kai įlipi, tada tik supranti, kokią tu naudą iš to gauni, iš tikrųjų, tai tas energijos lygis ir pats jausmas, kaip tu išlipi, kaip tu jautiesi, tai tada ir užkabina. Tai pirmą kartą pabandęs negali sustoti iš tikrųjų. O tai vyrai dar klausimas, tai nereikia palaipsniui pratinti šalčio? Galima, ateinu pas jūs, persirengiu ir ten, nežinau, su jūsų facilitatorium po to susipažinsim, pakvėpuoju ir lipu į vonę ir viskas tvarkoja, nereiks greitosios, nereiks helikopterių, gelbėtojų ir panašiai. Yra nemažai žmonių, kurie pirmą kartą pas mus ateina ir niekada dar būna nebandė lipti į tą ledo vonę ir pabando, tai dar nei vieno neteko išvežti ar išnešta prasme. O grįžta tada tie žmonės? Dar nori sugrįžti pas jūs? Ar tai būna pirmas? Patenkinti ir tą naudą gaunama patenkinti.
ir grįžta, jau ne vienas grįžo ir lipa toliau, bet aišku, vat klausėt, ar reikia palaipsniui, tai faktas, kad reikia, jeigu jūs ten lipsit į 2 ar 1 laipsnio tą ledą, tai ta nauda gal ir nebus labai didelė, nes tiesiog neišbūsi tu taip ilgai tam vandenį, tai dėl ko mes ir nešaldom to vandens iki ten 2 ar 3 laipsnių, todėl kad ne kiekvienam jisai yra skirtas, bet laikom 1-2 vonias, kurios yra šiek tiek šaltesnės, bet kaip sakau, čia niekam nieko nereikia įrodinėti. Taip. Ir pilnai užtenka to 8 ar 10 ar net 12 laipsnių, kad pajaustum tu tą naudą savo kūnui ir protui. Įeini į tą vonę įlipi, būna žmogus toj vonioje, nežinau, 10 minučių, pusę valandos, 2 valandas. Kiek reikia būti? Ne, labiau gal skaičiuojam minutėm, bet kiekvienas pagal save žmonės... Nelaikot, nėra taip, kad ėdas už pečių laiko, nesistok, tau reikia būti, tau padės, jo. Ne, tai tikrai ne, tai kaip tik atvirkščiai skatinam kiekvieną pagal savo kūną pabūti, tarkim, kad ir pirmą kartą bent 30 sekundžių. Esmė yra įlipus nuraminti savo kūną, nes jis patiria šoką ir norisi iš karto išlipti, tai labai skatinam sąmoningai save nuraminti, savo nervų sistemą ir tuomet leidžiam savo kūnui adaptuotis į tą šaltį, tai kad ir 30 sekundžių pabuvimas jau jisai yra geras ir gera pradžia, tai kuomet jau žmonės būna patyrę ir daugiau eina į ledą, tai tada ir galime jau tenai išbūti ir ilgiau, tokie kaip Edas jau būna tikrai pakankamai ilgai. Tai Edai, kiek jūs išbūnat? Apie 6 minutės esu išbuvęs, jo. O tada jau kas prasideda? Labai drebulys didelis, nežinau, ten negera, akise temsta. Iš tikrųjų, tai aš manau, kad gali ir daugiau įmanoma būti, ta prasme. Bet nėra tikslo. Čia jo, kaip ir jūs sakot, kad tikslo gal labai didelio ir nėra, tiesiog gal į savo užrašų knygutę užsirašyti, kad aš galiu 6. Aš galiu 6, galiu ir 10, galiu gal net ir 15 išbūti, tai čia kaip ir yra sakoma, kad kas per daug tas nesveika, tai visur yra kažkokios ribos. Aš esu girdėjęs ir esu lankęs tą Wim Hofo kursą, kad 2 minutės yra naudinga ir iki 2 minučių būti yra labai gerai, o po 2 minučių toks kaip sportinis interesas, kaip sakot, užsirašyti knygutę, kiek aš čia galiu ir panašiai. Tai pakalbėkime apie įrangą, aš žinau, darėm šios gaminius mes, tai kaip sakant, žinau, kas tai yra per produktas, bet klausimas yra toks, jos yra 2 vietės, įprastai žmonės lipa dviese, nežinau, ten vyras ir žmona, draugė ir draugas, ar 2 draugai, partneriai. Kadangi mes čia sukūrėme šitą erdvę, kad kūrėme bendruomenę, tai lipa visi, ir pažįstami, ir nepažįstami, ir vyras su žmona, ir draugas, ir iš vis niekada gyvenime vienas kito nematė. Tai tam ir sukūrėm tokią erdvę, kad liptų visi kartu, nesvarbu, ar tu pažįsti tą žmogų ar ne. Tai taip ir bandome sukurti tą bendruomenę, kad gal vienas kitą paskatintų ilgiau pabūti, kad neliptų iš tos vonios įlipęs iš karto. Įranga puikiai, lengvai valdoma, galime valdyti tiek nuotoliu, tiek ir vietoje. Tai... Nuotoliu turiu menį, kad mesti kokį akmenuką ir gal suveiks. Ne. Tai Appsas yra, ne? Jo, yra mobili aplikacija, valdome per telefoną. Tai taip pat yra viskas labai paprasta, nustatom temperatūrą, vanduo dezinfekuojasi bei valosi, tai yra pakankamai išmani sistema, bet gal jūs čia galite labiau pakomentuoti, kaip jinai dirba ir kaip veikia, bet viskas yra paprasta ir kad vanduo yra švarus ir atšaldytas. Tai vat ši įranga to ir yra unikali, kad jie atšaldyti vandenį gali iki +3 laipsnių temperatūros. Nežinau, kas įsivaizduoja, 3 laipsniai yra labai žema temperatūra vandens, nes įprastai labai šaltas krano vanduo namuose iš vandentiekio bėga kažkur 8-10 laipsnių. O čia yra 3, tiesiog baisu net ranką įkišti iš tikrųjų tokį vandenį. Ir ta įranga šaldo nuo 3 ir gali užšildyti iki 42 laipsnių temperatūros. Ir galima iš principo tą įrenginį turėti ne tik kaip šaltą ledo vonę, bet kaip ir karštą kubilą ar karštą vonę šiuo atveju. Tai tas labai faina, o per tą, kaip sakėt, mobilio aplikaciją, labai gražus lietuviškas žodis, tai valdymas jisai pakankamai paprastas, ne? Nėra ten kažkokių iššūkių, atskirų kursų nereikia baigti. Ne, viskas yra būtiniam vartojimui lengva ir paprasta. Tai... O per kiek laiko atšaldo panašiai, sakykim, įpilat jūs vandenį ir kiek laiko užtrunka?
Nelabai net stebiu iš tikrųjų, užstatomės ir paliekam, tai kad ten stebėti labai, bet nepasakyčiau, kad labai ten ilgai, jeigu ten vandens temperatūra būna kokia 10 laipsnių, mes bandom ją atvėsinti iki 6, tai manau ten valandos per akis. Geras. Tai labai greitai. Bet dar nešildyt niekada? Niekas neprašė, kad vyrai gal gali pašildyti. Buvau bandęs pašildyti, bet iki 30 laipsnių tik tai. Tiesiog pasižiūrėti dėl bendro intereso ar šildo. Aš noriu pasidžiaugti vietą, nežinau tiksliai, kur esu, lyg tai kažkur tai Lietuvoje, bet svarbiausia man, kad stovi Justos nuostabus gaminiai, tokiam grožiai, matau vandenį, čia iškasė tvenkinį dar prie to paties, ar kaip čia yra? Taip, stengiamės kaip galim, bet iš tikrųjų esam Kaune, Žemuosiuose Šančiuose, S77 lokacijoje, mūsų supa Nemunas, upė, dviračių takas, čia yra bėgimo ir dviračių startas arba finišas, nuo čia darom programas, bėgiojam ir tada naudojamės mūsų atsistatymo erdvė. Gali ateiti tiek sportuojantis, tiek nesportuojantis, tiek propaguojantis ledą, tiek ateinantis, kurie nori pirmą kartą pabandyti, tai yra kviečiami visi ir siūlau ateiti pabandyti. Super, nes aš jūs seku jau Instagram'e ir Facebook'e visur, kur jūs tik tai esat. Ir iš tikrųjų matau tos kūnus, tos žmonės, labai visi atletiški, visi sportiški ir galvoju, aš žmogus 8 valandas sėdintis prie kompiuterio, čia kaip atvažiuočiau, mane priimtų į tą bendruomenę ir sakytų, eik iš čia lauk. Ne, čia faktas, mes kuriam šitą erdvę, kuri yra bendruomenės vedama. Tai čia pirmiausia yra bendruomenė ir žmonės norintys pastumti savo ribas, pasigrūdinti, patirti šalčio ir karščio naudas. Tai visi yra kviečiami, vaikų šiuo metu neleidžiam, bet visi šiuo metu gali naudotis visomis mūsų teikiamomis paslaugomis ir labai net skatinam kaip tik bandyti pirmus kartus ateiti ir nepabijoti, ateiti vienam ir susipažinti su kitais, kurie jau patiria tas naudas ir gyvena geriau ir linksmiau ir yra labiau laimingi. Tai vyrai, pakalbėjom apie ledo vonias. Dabar atėjom, spėju, kad čia pirtis. Man labai smalsu. Ledo vonios yra 4, reiškia maksimaliai, vienu metu 8 žmonės gali eiti ir lipti skirtingų metų, viskas tvarkoja. Dabar pirty, kiek vienu metu gali eiti pirty? Šiuo metu pacientų? Esame atidarę ir laikome 10 vietų, tai 10 žmonių ir gali tilpti vienoje pirtyje vieno seanso metu, per abidvi 20. Aišku, gal jeigu būtų kūdesnė ar smulkesnės sudėjimo, tai gali ir 11 talpinti šios pirtis. Ok, supratau. O dabar pirty, nežinau, naudojat žoleles, naudojat vantas, naudojat hidrolatus, ledą, dabar mačiau labai populiaru, ūsinį deda ledo gniūžtės ir taip toliau, tai ką naudojat, vyrai? Mes naudojame eterinius aliejus, naudojame kvepavimą, naudojame vėduoklės ir iš tikrųjų net labai kviečiu kiekvieną ateiti ir pažiūrėti, ką mes naudojame, nes sunku į žodžius įdėti tą, ką viską perteikiame. Tai viduje pirties. Bet aš kaip suprantu, kad žmonės būdami pirty turit vedlį. Nėra, jūs atsiprašau, vadinat facilitatorium. Vedlys. Tai tas facilitatorius žmogus, kuris padeda žmonėm būti pirty, pasako, kas dabar vyksta, ką reikia dabar daryti, iškvėpti, įkvėpti, ne? Kažkaip taip procesas tas vyksta. Aš tai žiūriu į tai labai paprastai, kaip yra treniruotėse treneris, taip čia yra atsistatymo treniruotė. Dėl to ši čia yra labai koncentruotai padaryta ir metodiškai mūsų efektyviausi atsistatymo būdai naudojantis kontrasto terapiją, taip ir turime atsistatymo trenerį, bet jį vadiname vedliu ar facilitatorium. Tai taip, mūsų pirtis yra visą laiką vedamos mūsų atsistatymo trenerė. Dabar čia toks nuostabus dalykas, kurį matydavau vaikystėje pas močiutę, čia pieną geriam, ožkos, karvės. Iš šito bidono
mes duodame elektrolitus, pripildome vandeniu ir elektrolitais ir leidžiame naudotis savo klientams elektrolitus, kad jie pastoviai turėtų reikiamą mineralų kiekį. Labai gerai. Kaip pirtininkas, tai žinau, kad tai yra labai svarbu atstatyti tą elektrolitų pusiausvyrą po pirties, nes daug prakaituojam, daug išeina toksinų ir panašių dalykų, tuo pačiu ir mineralų kažkiek tai labai yra naudinga. Išgerti po to elektrolitai yra super dalykas. Ir dar noriu pasakyti vieną pastebėjimą apie šitas pirtis, tai noriu ir padėkoti jums, nes susilaukėme tikrai daug komentarų apie labai gražų jų dizainą, išskirtinį dizainą, tai tikrai čia yra mums labai svarbi detalė ir kuomet mes rinkomės irgi turėjom savo norą ir požiūrį, kaip turi tai atrodyti ir labai džiaugiamės, kad Justa sugebėjo išpildyti mūsų norus su kaupu. Šitie žodžiai man šildo krūtinę, jo, ačiū labai, jau jūs labai gražiai kalbat. O sakykite, prašau, ponas, kaip jūs radot mus, nežinau, viešoje erdvėje, kažkas rekomendavo? Mes su Edu visą laiką dirbam atsirinkdami bent jau keletą tiekėjų, rangovų ir jūs buvote viena iš įmonių, kurias mes identifikavome kaip profesionalus savo srityje ir tiesiog domėjomės, patiko labai jūsų bendravimas, šiltas ir nuoširdus noras padėti ir vis tiek gale dienos pasirenki žmonės, su kuriais nori dirbti ir Edas tikrai neleis sumeluoti, jūs tikrai labai smagų žmonės dirbti kartu, ieškote sprendimų, kaip išspręsti problemas, o ne kaip jas daugiau sukurti ir tai lėmė mūsų galutinį sprendimą. Tai ką labai smagu, kaip matote, esame savo gamybos Edjustos pirtyje ir kalbinam vieną iš Sauna 77 fosilizatorių, kaip jie vadinasi, gal lietuviškai tai būtų vedlys, Tomą. Tai Tomai, labai smagu tave matyti mūsų pirtyje. Papasako, kaip atėjai į pirties pasaulį ir tuo pačiu, kaip atsidūrei čia. Pirtis man kaip profesionaliam sportininkui yra vienas iš atsigavimo būdų ir ją žvelgiu kaip į kitą pasaulį realiai. Kai tu ją įžengi, atrodo viskas išnyksta, visas nerimas, rūpesčiai ir jinai tokia yra ir fizinė, ir dvasinė atgaiva. Ir apie pačią pirtį jau domiuosi gana seniai, apie teikiamas naudas ir pats vedu tas pirtis, jau nemažai metų mokinuosi vedimo, tai džiaugiuosi, kad galėdamas šio gėriu pasidalinti su žmonėmis. Tai Tomai, labai įdomu, ką tu veiki pirtyse, būdamas profesionalus sportininkas, būdamas rekordų autorius, kuo stebini žmonės pirtyje? Taip, tai kadangi jau, kaip ir minėjau, nemažai metų domiuosi ir mokinuosi pirties vedimo ir žinau, koks tai yra gėris, tiek fiziškai, tiek dvasiškai, tai aš noriu tuo gėriu pasidalinti su žmonėmis, kad jie pabūtų sąmoningai su savimi, skirtų tą laiką savo geroviai. Tai mes turbūt ir šiandien pabandysim vieną iš tavo ritualų. O šiaip įprastai, kiek užėjimų darai? Yra kažkoks tai skaičius tradicinis tavo laikas buvimas pirty? Tokio konkretaus dalyko neturiu, tačiau aš kaip ir sakau, kad žmogus turėtų sekti savo kūną. Visi esame skirtingi, visi skirtingai priimam ir šaltį, ir karštį, todėl svarbu įsiklausyti į savo kūną, todėl ir savo seansų metu rekomenduoju žmonėms užsimerkti ir pajausti kiekvieno kūno dalelę, kaip jinai reaguoja į tą kontrastą ir tada mokytis iš šalčio ir karščio. Supratau, pats propaguoji ledo vonę, ar ne, ar bijai? Žinoma, ledas yra mokytojas. Taip, tai jisai išvalo visą protą ir nuskaidrina tiesiog mintis. Tai... Geras, labai gražiai pasakyta. Tai aš manau, kad šiandien pabandysim tiek karštį, tiek šaltį ir pažiūrėsim, ar jie tarpusavį draugauja ar nedraugauja.